Tai va, jūs matote, Rūta, čia yra mūsų kuklus būstas. Rūta, ką tu gali pasakyti apie mūsų namus? Mes išgyvename kalno istoriją, esame kalne, tarp daugybės 2 milijonų žmonių ir štai čia. Palauk, aš parodysiu 2 milijonų žmonių dabar. Taip, dabar iš viso taip. Čia mūsų barakas, čia mūsų kambariokai, čia mūsų draugai, o ten toli matosi papa. Ten matosi papa. Welcome papa to Madrid. Tai va, štai matote aplinkui mūsų draugus, kaimynus, bendraamžius ir visus kitus žmonės. Žinokit, tai yra pats stipriausias išgyvenimas, kad nors gyventas. Jūs esate kaip tie, kurie gyvena lūšnynuose, neturi kur galvos padėti, gyvena ant žemės ir netgi josoj sulis. Taigi, palaukit, parodysiu, kaip gyvena ant žemės. Taip, čia yra mūsų kuklus būstas, kuklus namas, be sienų, be pertvarų. Čia turim labai daug maisto iš tikrųjų, nes labai pasisekė mums, mes gyvenam laimingiau negu koksai pasaulyje, belenkiek milijonų žmonių, dabar kyla vėjas, pažiūrėkit koks dangus. Mes tvirtėjame tikėjime, nepaisant to, kad čia vyksta. Ir štai yra nepakartojama, nes mes esame dviese, kol kas iš Lietuvos ir štai kalba Kristina, kuri pasakys, ką jinai galvoja ir ką jaučia jos dabartinis kūnas ir širdis. Su šitais daiktais mes prastovėjome eilėse prie vandens, kurio nėra kelias valandas ir galiausiai mes nusipirkom šiek tiek ne vandens, visokių nesąmonių, jos iš tikrųjų aš supratau, ką žmogus gali padaryti dėl vandens. Tai yra, žinokit, vanduo svarbiausias dalykas pasaulyje, tikrai. Ir aš dabar suprantu, ką reiškia gyventi be vandens, nes iki šiol tai... Tai va, žmonės, mėlyje, jeigu dabar tai matysite, jūs suprasite, jog mes išgyvename išbandymą Dievuje ir jis nustiprins, dabar siunčia audrą ir mes galėsime tuoj sulyti. Bet žinokit, taip, jeigu mes būtumėm likę patogiai Kaune, su visais patogumais, su vandeniu, su maistu, su viskuo, ar mes dabar pamatytume tai, ką matome? Nemanau, tai visiems linkiu čia atvažiuoti į šį susitikimą jaunimą ir patirti, ką reiškia gyventi tikrą gyvenimą. Ką reiškia tvirtėti tikėjime, nes tai yra tvirtybė. Mes su juo esame stiprus ir įveiksime, kas mūsų skirta. Ir žinokit, meldžiaus, kad lytų, tai man atrodo, prisimeldžiau. Jo, dabar gausim vandens. Atsargiai melskitės, nes labai pildosi. Čia pildosi visi mūsų norai. Dievas mus myli ir duoda daug visko. Jo, ir aš ant žemės sėdėjau ir sakau, man reikia tik vandens ir aš, man atrodo, viską gavau. Tai va. Tai ką, brangiai, mes siunčiame...